Dar kartą labas vakaras mums, labas rytas, kas iš kur prisijungėt ir jums labą dieną, Akvilina, labai malonu su jumis susipažinti ir susitikti. Ir labai ačiū, kad šiandieną prie mūsų prisijungėt. Esam tikrai labai dėkingi, kad galų gale susitarėm dėl laiko ir šita knyga į mano rankas pateko labai netikėtai. Bet labai maloniai ir viena draugė kartu mokėmės, abi filologės sako, imk skaityk, aš pažiūrėjau į pavadinimą ir sakiau, nu viskas skaitau, iškart prigijo. Tai va, tai gal nuo to ir norėčiau pradėti. Pirmą klausimą tokį, va, kodėl būtent šita struktūra knygos, kaip jūs ją pasirinkot, kodėl šita struktūra leido jums išsakyti va, mintis būtent taip? Viskas ir prasidėjo nuo pavadinimo anglų kalbos žodynas. Aš labai ilgą laiką norėjau parašyti kažką, ko turbūt nelabai galėjau suformuluoti. Aš norėjau rašyti ir apie Australiją, kurioje tuo metu gyvenau turbūt jau gal apie 10 metų, prieš tai, bet buvau išvykusi dar anksčiau. Aš norėjau rašyti ir apie keliones, ir apie patirtis, ir apie susikalbėjimą, nesusikalbėjimą svetima kalba, apie buvimą svetimoje kalboje, svetimoje kultūroje, bet man netiko man jokia forma, apie kokią aš galvojau, man jinai tarsi netiko. Ir tik tada, kai į galvą atėjo mintis apie anglų kalbos žodyną, man tada kažkaip viskas susidėliojo ir aš supratau, kad aš galiu rašyti ir tai čia man atsiveria galimybė ir rašyti tiek apie kalbą, tiek apie šalį, tiek apie kažkokias asmenines patirtis, tarkim. Ir tai tiesiog man atsivėrė toks kaip ir kelias į šitą knygą. Tai aš ją pradėjau rašyti 2019 metais, 2020, kaip žinia, prasidėjo pandemija. Australija tuo metu buvo išties labai atribota nuo viso pasaulio, mes negalėjom keliauti, aš 2 metus nebuvau grįžus į Lietuvą. Tai pasakoju dėl to, kad tai irgi buvo šitos knygos rašymo fonas ir kažkiek to fono turbūt matosi knygoje. Ir baigiantis pirmiesiams rašymo metams, ko gero 2020 metais, man į galvą atėjo mintis ir apie Kelio romaną, tas kelionė iš Sidnėjaus į Broken Hillį. Ta mintis atėjo faktiškai po metų rašymo ir tada mano užduotis buvo, kaip šitas 2 struktūras sudėti į vieną, kad jos tiesiog plauktų ir jos atrodytų organiškai, jos skaitytųsi organiškai. Tai yra, eseistinio pobūdžio fragmentai, 26 skyreliai, kiekvienas jų pavadintas skirtingų anglų kalbos žodžių, kuris vienaip ar kitaip kalba apie tai, ką aš galvoju, kai aš galvoju apie neišverčiamumą. Ir Kelio romanas, ta išorinė kelionė iš Sidnėjaus į Broken Hill ir atgal, taip pat turbūt ir vidinė kelionė, ta kelionė į praeitį, kelionė į vietas, kurioje būta, kelionė į laiką, kuris yra išgyventas. Tad tai tapo man iššūkiu dar vieniems metams, ir galiausiai rezultatas yra, koks yra anglų kalbos žodynas. Bet išties, dar sykį sakant į jūsų klausimą, viskas prasidėjo nuo pavadinimo ir viskas turbūt ir baigėsi pavadinimu. Mes, kai pasiūlėm savo knygų klubui skaityti, būtent anglų kalbos žodyną, žmonės buvo labai nustebę, nes niekas nežino, kas laukia jų viduj. Susitikimas mūsų bus tik po savaitės, tai bus labai įdomu pamatyti iš tikrųjų, ką jie apie tai galvoja. O tada dabar tęsiant toliau, jūsų tie visi skyriai ir tie visi pavadinimai kiekvieno skyriaus pagal raidę. Ar jūs pirmai rašėt, ar sugalvotas pavadinimas buvo raidė ne tai, kad raidė pasirinkta, bet būtent tas žodis pasirinktas, ar abudu variantai buvo, ar jūs rašėsi nuosekliai, ar jūs tai vieną, tai kitą rašėt, tiesiog įdomu eiliškumas visą šitą. Taip. Iš tikrųjų buvo visai. Rašymas buvo labai fragmentiškas. Knyga gimė labai lėtai, kai kuriom savaitėm aš parašydavau vos po paragrafą per savaitę, kitom savaitėm buvo greičiau, čia priklausomai turbūt ir nuo temos, ir nuo žodžio. Vienų skyrelių žodžius aš turbūt žinojau iš karto,
ir jie gal labiau kokiom nors ten išvykimo ar buvimo svetimoje kalboje patirtimis, tarkim, kiti žodžiai man jie tiesiog buvo gražūs ir nors jie ir galbūt ir nėra tokie neišverčiami, bet tarkim, kaip eternity, amžinybė, bet man norėjosi jį turėti savo knygoje ir man sulipo su skyrelio siužetu, su tuo Mr. Eternity. Trečių žodžių galbūt reikėjo paieškoti ir tarkim žodis reality, net ne aš jį sugalvojau, man jį tiesiog pasiūlė, kai aš skundžiausi, kaip čia man dabar su tuo su skyreliu, su R raide ir koks čia tas žodis galėtų būti. Na, reality nėra tas žodis iš tų žodžių, kurį aš labai norėčiau turėti savo žodyne, bet žodžiu, jisai ten atsidūrė. Tai taip, tai vieni žodžiai atsinešė su savim savo istorijas, kitas istorijas bepasakodama aš suradau joms tinkamus žodžius. Tai tas darbas jis buvo gan eklektiškas, jis buvo gan fragmentiškas. Labai ilgai nešiausi, kaip jau ir sakiau, turbūt tik tai tą pačią mintį, tik tą tokią neryškę idėją. Ir man ko gero reikėjo labai daug tikėjimo, kad aš tikrai galiu, kad iš to kažkas išeis. Tai tikrai buvo iki šiol, tai buvo toks pats sunkiausias kūrinys, sunkiausias tekstas, kokį man buvo tekę rašyti, tai yra 8 mano knyga. Besibaigiant pirmiesiems metams, ar gal praėjus 2 metų, aš dabar neatsimenu, jau aš pamaniau, kad man čia neišeina, man per sunku, gal man reikia mesti, nes kitaip 10 metų aš čia būsiu su tuo tekstu ir man čia vis viena nieko neišeina. Ir man atrodo, buvo rugsėjai spalis tada. Ir aš tada kažkaip savo pasakiau, gerai, aš savo duodu dar laiko iki Kalėdų. Ir jeigu jau nieko neišeina, gerai, tada aš jau duodu savo leidimą mesti. Bet atėjo Kalėdos ir ten man visai ten dirbosi ir žodžiu, aš toliau dirbu. Jūs taip įdomiai sakot, kad sunkiai ir taip, o ta knyga skaitosi taip natūraliai eina. Ir kadangi jūs paminėjot žodį reality mano sąrašėlį, tai čia 10 tik tai klausimas buvo, bet jisai yra. Tai aš iškart jį ir nušoksiu, galbūt šį kartą, kad man pačiai skaitant tą knygą atrodo, kad būtent ėjo ir pasiekė tą klimaks ir tas reality buvo viršūnė kažkokia ir paskui vėl jinai kažkaip nužemėjo. Ir būtent tam skyrelį tiesiog faktais išdėliota vyro herojaus tas visas gyvenimas, bet taip tiesiog, romantiškumo daug mažiau negu kituose skyriuose, taip jautėsi, grinai tokiais faktais, ir jisai lyg ir nusodino vėl truputį, skaitant, nusodino į tą reality. Tai kodėl jūs sakot, kad jūs nenorite šito žodžio turėti savo žodynę ir ką jisai jums reiškia? Aš tiesiog žiūriu į šių dienų realybę, aš žiūriu į tą realybę, kurioje aš rašiau tą savo knygą ir man iš tikrųjų, man reality yra, kaip jau turbūt ir sakiau, tas toks atsiteškimas į tą laiką, tą erdvę, kurioje mes gyvename, kuri nėra pati gražiausia, pati nuostabiausia, tai yra skaudi erdvė, tai yra karų, konfliktų, nežinomybės, neaiškumo erdvė. Ir fikcija turbūt yra vienas iš būdų susikurti savo kažkokią jaukią, saugią erdvę, kurioje galima pabėgti. Taip, įdomu. O vietoj reality kito žodžio neieškoja? Tik Aš smalsu. atsimenu, dabar kai jūs klausot, aš atsimenu, kad tikrai su šita raide vargau, tikrai vargau, neturėjau jokių atitikmenų, man atrodo, bet jeigu, pavyzdžiui, aš dabar rašyčiau šitą knygą, aš esu beveik taip, ne iš naujo, bet tiesiog dabar turėčiau tą idėją, esu turbūt beveik tikra, kad tai būtų kiti žodžiai ir gal ir, ko gero, tai būtų ir kitos istorijos, nes tiesiog jau. O rašant šitą knygą, jinai jaučiasi labai asmeniška ir tokia meditacinė tam tikrą prasme ir tiesiog pasakojimas būti žmogumi ir ypač moterimi. Ar jūs, kai rašėte ją labiau savo, ar jūs vis dėlto įsivaizdavot, kas bus jūsų auditorija, kuris skaitys tą knygą, kokiam amžiui jinai skirta?
Aš išduosiu tai, ką jau esu sakiusi per kitus interviu, kad iš pradžių pati pradinė šitos knygos versija buvo parašyta trečiuoju asmeniu. Ne pirmuoju, kaip jie yra dabar, bet Taip. trečiuoju. Dėl ko? Tuo metu, kai rašiau, aš labai žavėjausi Annie Arnaud kūryba ir būtent jos autofikcinių romanų metai, kuris tada, man atrodo, jinai dar nebuvo laimėjus Nobelio premijos, bet žodžiu, aš kaip tik skaičiau tą knygą angliškai. Šis romanas parašytas trečiuoju asmeniu ir jis labai savitai, labai elegantiškai jungia asmeninę ir kolektyvinę istoriją. Ir naudodama trečiąjį asmenį Arnaud vis dėlto sugeba kalbėti ir iš savęs, iš savo asmeninės patirties, bet kartu apimti į tą kolektyvinę patirtį, tą tokį mus. Ir man atrodo, kad kai aš pasirinkau, akivaizdžiai Arnaud padarė įtaką, kai aš pasirinkau trečiąjį asmenį, aš turbūt norėjau kažkokio tokio panašaus poveikio su šita knyga. Tada, kai jau aš turėjau juodraštį, aš nusinčiau tada savo bičiuliai, kuri buvo mano ankstesnių knygų leidėja, ir tiesiog paprašiau jos nuomonės. Ir po kurio laiko jinai man atrašė, kad, žinai, tas trečias asmuo, jisai manęs neįtikina. Aš skaitau tą knygą, aš vis viena matau tave, aš girdžiu tavo balsą ir jis čia jo neturėtų būti, apsvarstyk iš naujo, ar tikrai tu nori būti ir pasilikti su tuo trečiuoju asmeniu. Ir aš atsimenu, kad aš tada šiek tiek, ir nusiminiau, ir gal šiek tiek supykau, ir gal šiek tiek ant jos, bet gal net labiau ant savęs, kad kaip čia taip man nepavyko, man neišėjo. Aš tai mačiau kaip kokį savo pralaimėjimą. Ir atsimenu, taip pykau 2 dienas, o trečiąją dieną pagalvojau, gerai, aš pabandysiu vieną skyrių perrašyti pirmu asmeniu ir tada pasižiūrėsiu, kas ten gaunasi. Ir perrašiau vieną skyrių, tada antrą, tada trečią, tada visą knygą ir pamačiau, kad ji buvo teisi, kad tai yra knyga, kuri iš tikrųjų skirta būti papasakota pirmu asmeniu. Ir tai mane turbūt išmokė 2 dalykų. Tai viena vertus to pasakotojo pozicijos sąlygiškumo, ar ne, ar tai bebūtų pirmas, ar antras, ar trečias asmuo, neretai rašytojai, autorės kalba iš savęs, nuo savęs apie save. Knygoje mes nepasislėpsime, net jeigu tai ir nėra autobiografinis ar autofikcinis kūrinys. Ir kita vertus, tą išmokė turbūt apie tą tokį ambivalentiškumą, lakumą tą teksto. Tekstas, kuris gali įgyti pačias įvairiausias formas ir gali kalbėti pačiu įvairiausiu balsu. Tai čia tokia labai ilga įžanga į jūsų klausimą, o dabar trumpai atsakysiu tą klausimą. Šitas tekstas, jame yra išties daug to asmeniškumo ir ypač jis, žinoma, aštriau, aktualiau atsiskleidžia pirmuoju asmeniu. Žanras turbūt yra autofikcija, tai yra ne autobiografija, ne memuarai, autofikcija. Tai reiškia, kad abu dėmenys yra svarbus, ir auto, ir fiction. Ir aš visada tikiu, kad fikcijos elementas autofikcijoje turi būti svarbesnis, reikšmingesnis už autobiografiškumą. Ir jeigu man reikia paaukoti tiesą tam, kad istorija būtų gera, aš galiu paaukoti būtent šitame žanre, aš galiu paaukoti tiesą, galiu jungti tam tikras istorijas, kai jos galbūt realybėje taip nesijungia, galiu atrasti netikėtus ryšius, netikėtus sąsajas. Ir man patiko toks žaidimas su tekstu. Labai įdomu ir man skaitant abu tie knygos herojai, ir vyras, ir moteris, nei vienas neturi vardų, bet visi aplinkui turi vardus. Bet jie taip atrodo, iš kiek kitų žmonių jie yra sukomplektuoti. Pavyzdžiui, kiek jūs rėmėtės ne tik savo asmeniškumu, bet aplinkui sutiktų žmonių, turbūt per gyvenimą, kad sukurtume tą moterį ir tą vyrą. Aš gal nesakyčiau, kad jie sukomplektuoti iš atskirų žmonių, gal net atvirkščiai nesiekiau sukurti kažkokio tokio labai vientiso pasakotojos ar jos vyro paveikslo. Veikiau
ėmiau tuos fragmentus, kurių man reikėjo istorijai, kurių Mhm. man reikėjo tiek tai kelionės istorijai, tiek santykio su anglų kalba, su išvykimu istorijai, tiek pačių santykių istorijai. Tai ir tie paveikslai anaiptol, jie nepilni, jie negali būti pilni net ir pačioj geriausioj autobiografijoj, tarkim, Mhm. e, kurių tikrai yra labai nemažai ir puikių. Tie paveikslai, jie negali atspindėti to viso žmogaus, jie neišvengiamai yra subjektyvūs, jie neišvengiamai yra nepilni, mes esam žymiai didesni už mūsų sukurtus Mhm. paveikslus. Tai, skaitant knygą, man pradžia labai patiko, paskui prieėm C raidelę su child free. Ir iš tikrųjų šitas terminas gyvenant San Franciske yra pakankamai dažnas, nes žmonės čia biškai kitaip žiūri, laisviau galbūt ar moderniau į šio laikinį pasaulį. Kilus iš Lietuvos, atrodo, jeigu neturėjai vaikų, tai gyvenimas prarastas, ar bent jau, ta prasme, visuomenė tau tą sako. Tai vad, jūs vat, puikiai tam parašėte, kad niekas nerašo knygų apie tai, kaip būti ne mama. Ir iš tikrųjų, nu, man labai patiko šitas vat, teiginys jūsų. Ar jūs žinojot iš anksto, kad C raidė būtent bus šitas žodis? Man Ir atrodo, koks jūsų santykis su juo, vat, įskaitant tai, kad jūs irgi negyvenate Lietuvoje? Man atrodo, kad šitą turbūt žinojau, kad šitas atėjo iš karto. Aš visada kažkaip, aš buvau anksčiau užfiksavus to žodžio trūkumą lietuvių kalboj. Mhm. Childless, child free, mes turime bevaikę turbūt, ar Taip, ne? taip, taip. Ir man trūko žodžio, kuris žymėtų ne trūkumą, o tiesiog būvį, be jokios prasminės neigiamos arba ir teigiamos konotacijos, tiesiog fakto konstatavimą. Ir aš tiesą sakant buvau nustebusi, kaip jūs ir sakot, aš tada, kai rašiau knygą, aš gyvenau ilgą laiką ne Lietuvoje ir aplinkoje, kur na, turbūt galima būti taip, kaip būnasi. Gali turėti vaikų, gali jų Mhm. neturėti. Ir kažkaip tai nesukelia tokio ar klausimų, ar diskomforto, ar kažkokio tokio papildomo. Ir, ir aš buvau nustebusi, kad iš tikro sulaukiau labai daug reakcijų iš moterų ir daug kas būtent tą skyrių kažkaip labai pastebėjo, užfiksavo iš lietuvių, kažkaip ir dėkodamos, kad aš kalbėjau, kad aš kalbu ir kalbėjau apie tai. Ir dabar apie tai iš tikro vis daugiau kalbama ir kalbama daugiau ir apie sąmoningą vaikų pasirinkimą Mhm. neturėti vaikų, ir apie pačias įvairiausias, tarkim, ir motinystės formas arba jausmus, kurie supa motinystę, kurie gali būti ne tik teigiami, bet ir neigiami ir visokie kitokie. Tai kaip ir apie tai kalbama, bet tai dar nėra mainstreaminis, Mhm. tarkim, dalykas. Taip, taip. Ne, tai vis viena dar Man yra. asmeniškai labiausiai tai patiko Damaged skirelis, kad moteris turi, kaip sakant, išeiti iš proto, kad galėtų gyventi taip, kaip nori. Ir tas iš tikrųjų tiesa, čia gyvenant irgi toli nuo Lietuvos, gal ir Lietuvoje jau truputį kitaip, bet vyksta tiek daug moterų visokių susibūrimų, šokių, kuriuose ir pačiai teko dalyvauti, kur iš tikrųjų moteris ir daugelis turbūt mamos ir net močiutės, kurios tiesiog išsilieja, išsišoka, išsidrasko, kad gautų tą energiją, kad galėtų grįžti namo ir toliau vat, gyventi. Tai man tiesiog pačiai buvo vienas iš tokių artimiausių, aišku, jos ten tos BMIs gyvenimas nebuvo taip lengvas ir būtent 20 amžiaus pradžioj, kadangi jinai gimė tuo metu ir tokioj šeimoj, bet va, tas visa išvarža tos moters man kažkaip labai sukėlė daug teigiamų emocijų. Čia buvo jūsų intencija? Labai gera girdėti iš tikrųjų tokį, kad būtent jums šitas žodis ir šita istorija buvo artima. Turbūt norėjau parodyti tą kompleksiškumą, kad ir to turbūt išprotėjimo, kabutėse čia Mhm. Taip, taip, ambivalentiškumą taip. ir,
moters vietą visuomenėje, kokia ji buvo, kokia ji kartais tebėra, ir tą išties kažkokį kartais draudimą, o kartais sau neleidimą išeiti iš įprastų standartų, iš to, ko iš tavęs tikimasi, tarkim. Ir čia aišku galioja visoms, gal labiau moterims, kurios vienaip ar kitaip renkasi menininkių karjeras, ar rašytojas, ar menininkės. Ir, ir kartais tiesiog reikia pripažinti, kad tai, kaip tu nori būti, taip, kaip tu nori gyventi, gali būti nesuderinama su tuo, ko iš tavęs nori kiti, ir tai yra ok. Taip, būtent, sakau, man čia buvo smagiausia. Missing skyriuje jūs labai gražiai parašote apie miestą, į kurį mes neturim jokių teisių, bet kuris įgyja teisės į mus. Ir vat jūs irgi sakot, kad aš priklausau Vilniui. Ir Vilnius. O vat knygos vyras, herojus, atrodo nepriklauso visiškai niekam. Ir vat šitas skyrius ir man, ir Gintariai turbūt labiausiai paliko įspūdį, nes būtent mes ilgimės tokių dalykų, iš ten išvažiavus viskas, o knygos herojus vyras visiškai kitaip į tai reaguoja. Net nereaguoja, bet tiesiog jisai nepriklauso absoliučiai niekam. Tai vat man įdomu, kuris miestas, jūs gyvenate ir Sidnėjuje, ir Vilniuje, ar šitoje vietoje čia yra autobiografinis faktas, kad jūs priklausot Vilniui, ar Sidnėjus yra jūsų miestas jau kažkaip, vat, tiesiog įdomu jūsų būsena tokia. Man šitas skyrius turbūt irgi yra artimas ir jame turbūt net labiau nei kituose. Aš ir norėjau šiek tiek pakedenti, praskleisti tą mūsų kalbėjimo apie emigraciją, apie tai buvimą svetur, daugiasluoksniškumą, kad tai visada yra daugiasluoksnės, nevienareikšmės istorijos ir jausmų apie buvimą kitur, jų gali būti pačių įvairiausių, ir tai gali būti ir džiaugsmas, ir pasirinkimas, ir kartu ilgesys, ir kartu galbūt ambivalentiškumas arba tiesiog ir pasitenkinimas, nenoras būti kažkur kitur, nenoras keisti esamo status quo. Tai ir šia prasme personažai man buvo parankūs, nes jie atstovauja skirtingiems galimiems buvimo būdams, ilgesiui arba prisitaikymui ir tiesiog norui būti ten, kur esi visiškai, ir nedalinant savęs į skirtingas šalis, į skirtingus miestus. Tam tikra prasme anglų kalbos žodynas mane sugrąžino atgal į Vilnių. Aš prieš porą metų įstojau į doktorantūrą Vilniuje, čia dabar jau mano antra doktorantūra. Ir nors čia šiaip gan atsitiktinai jūs mane pagavote Sidnėjuje, nes aš didžiąją laiko dalį būnu Vilniuje. Aha, įdomu. Ir vat, irgi pagrindinė heroja labai įsijautusi yra į tą Vilnių ir nori papasakoti apie visus tuos kvapus ir miesto, ir spalvų, ir mirties kvapą. Bet visą šitą kažkaip ir tiem tokiem žmonėm, kurie mes gyvenam, vat, jau išvažiavę, kai išvažiavam, taip neatrodė, bet kuo toliau su amžiu, mums vis kažkaip ilgisi ir norisi grįžti vėlinės. Bet vyras nieko nenori. Kokia, vat, kaip čia net paklausta klausimą, kodėl jo, ta prasme, aš suprantu, kad čia per moterišką prizmę yra visas šitas romanas parašytas, bet ir tas skyrius iš reality pasako, kaip ir to vyro visą vaikystę ir visą gyvenimą, bet vis tiek kažkaip jisai neturi to jausmo sugrįžimo, noro būti kažkur kitur, jisai yra čia ir dabar. Jie abu tokie priešingi herojai knygos. Jeigu sąžiningai, aš turbūt neturiu atsakymo į šitą klausimą. Man labai įdomu buvo pažvelgti, patyrinėti tuos du skirtingus buvimo būdus, bet kodėl ir kaip tai yra įmanoma ir kaip su tuo būnama, kaip tai veikia, turbūt aš galiu gal bandyti kažkaip
pasakoti, interpretuoti, bet tą tikrą istoriją turbūt gali tik patys žmonės žinoti, ar ne? Bet kita vertus, mes čia prakalbom ir apie tą miestų ilgesį, apie kažkokių dalykų ilgesį tada, kai esame svetur. Ir aš, kai rašiau tą knygą, tas ilgesys turbūt buvo dar labiau užaštrintas dėl to, kad aš tiesiog fiziškai buvau apribota, aš Mhm. fiziškai negalėjau parskristi į Vilnių namo ir tai buvo taip pat ta tokia nežinia, kai mes nežinojome, kada atsidarys sienos ir kada bus vėl galima skraidyti. Tai tame turbūt yra daug, ta ilgesio nata yra šiek tiek aukštesnė negu ji būtų buvusi, jeigu būčiau rašiusi tą knygą kitu metu. Ir aš ten, man atrodo, įrašau ir apie sniegą rašau Taip, ir taip. apie tą ilgesį. Ir aš dabar prisipažinsiu jums, šią žiemą leidau Vilniuje, buvo labai gili žiema, speigai iki -25, aš atsidūriau iki pat, žodžiu, iki pat vat, galvos toj realybėje, apie kurią mes kalbėjom. Ir aš tada galvoju, aš čia šito sniego ilgėjusi, aš jau nebenoriu šito sniego, man jau per daug. Mes su Gintarė į knygų mugę atkeliavom ir gavom porą savaičių, Tai, bet jau kur vis šilo ir matėsi, kaip tas sniegas nusileidinėja ir aš galvoju, kad čia yra visiškai tobula, absoliučiai tobula, vat, man labai artimo, jums jau teko biškai kitaip išgyventi. Em, Šitas irgi vėl ir pavadinimas ir viskas man labai tiko šitoj knygoje. Ir vat, vien tai, kad jūs pasakėt, kad santuoka yra bendro žodyno paieškos. Tai vat, kaip filologai man irgi labai prilipo ir taip lyg pirštų į akį pataikėt. Ir tame yra labai daug tiesos. Galbūt reikėjo šitą klausimą anksčiau jums parašyti, kad pagalvotumėt, bet man įdomu, ar kokie vat žodžiai iš žodyno jums atrodo būtent būtų to bendro žodyno kaip kertiniai žodžiai santuokai. a, Galbūt iš lab, asmeninės patirties labiau, nes kiekvienam skirtingai turbūt. mm, turbūt labai sudėtingas klausimas. Aš tik galvoju, kad kartais gal net ne tie žodžiai svarbu ir neatrasti tuos bendrus žodžius, o pripažinti, kad visada bus neišverčiamumas, kad net jeigu mes ir kalbame tą pačią kalbą, mes tikrai vienu ar kitu atveju mes nesusikalbėsim, mes neišgirsim vienas kito, mes nesuprasim vienas kito. Ir kažkaip pripažinti, kad ne viskas mūsų jėgose, ne viskas mūsų galiose, ne viskas kalbos galiose ir kartais tiesiog reikia pasitikėti net ne tiek kalba, o kiek turbūt, nežinau, tyla tarpus tarp žodžių ir kažkokiu tokiu nebyliu supratimu. Nu, labai ačiū, geras atsakymas. Em, Toliau ties raidė E išlenda žodis eternity. Ir herojės mintis nuklysti į jos kaip rašytojos karjerą. Ir va, ten viena iš citatų, kur galvodavau apie knygas, kurių dar neparašiau, nes bijau kritikos. Ir tada su pasimėgavimu įsivaizduoju, kaip kritikų kojas apgraužia žiūrkės. Vat jau ką, bet man taip atrodo, kritikai tikrai dažniau mėgsta kritikuoti labiau neigiamai negu teigiamai. Ir ar kartais būna, ar jūs, pavyzdžiui, esat tą išgyvenus irgi jausmą, kad vat, bijojot rašyti dėl kritikos ir kam nors linkėjot, kad apgraužtų tos žiūrkės, tas kojas? Dabar per aplinkui atsakysiu jūsų Gerai. klausimą. Dabar aš vedu kūrybinio rašymo užsiėmimus mokiniams ir mes kalbamės apie labai daug dalykų ir skaitom poeziją, skaitom jų kūrybą, bet vienas dalykas, kurį aš visada jiems kalu į galvą, kartu sakydama, kad jūs nebūtinai tai turite daryti, bet turėkite omenyje, kad tai gali būti, kad tai yra tokia galimybė, yra toks pasirinkimas.
nekreipti dėmesio į kritiką ir ne ta prasme, kad visiškai ignoruoti, įsivaizduoti, kad aš esu pats geriausias ir čia jūs niekas man negali pasakyti, ką, žodžiu, ką daryti, bet tiesiog žiūrėti taip labai selektyviai į kritiką, bandyti atsirinkti konstruktyves pastabas, tai, kas išties gali padėti rašymui, tai, kas išties gali tobulinti rašymą, nuo gal subjektyvumo, nuo subjektyvių nuomonių, nuo kažkokio tokio, nes aš pati laikausi to principo, aš sąmoningai neieškau kitų žmonių tekstų apie mano knygas ir specifiškai apie anglų kalbos žodyną. Jų šiaip buvo gan nemažai, kartais man tiesiog juos atsiųsdavo. E, kultūrinių savaitraščių redaktoriai, tarkim, pasirodo recenzija, ar tiesiog man atsiunčia arba tiesiog kažkas pamini ir būna, kad ir perskaitau, bet tada perskaitau jau daugmaž žinodama, kad tai yra teigiama recenzija, kadangi jau man siunčia. Bet man atrodo, autoriai šiaip yra gan jautrios asmenybės ir kartais reikia pasaugoti save ir kaip jau ir sakiau, šiek tiek selektyviai priimti tą kritiką. Kritika, jinai gali būti ir negailestinga, ir šiek tiek aplaužanti sparnus ir išties gali kilti tas toks jausmas, kad jeigu čia taip mane Mhm. sukritikavo, taip viskas negerai, tai kokia prasmė man rašyti. Jeigu aš dar esu kaip autorė, tarkim, jauna, dar neturiu patirties, tai tikrai gali sustabdyti. Aš pati esu, taip, be abejo, kaip ir kiekviena rašytoja, aš esu sulaukusi kritikos ir galbūt tiesiog dėl to aš leidžiu sau, aš padarau viską, ką tik galiu berašydama Mhm. tą knygą, kurios šiuo metu rašau. Ir aš visada atsižvelgiu į patarimus žmonių, kuriais pasitikiu, kurių nuomonę gerbiu, bet galiausiai knyga išeina, jinai keliauja po pasaulį, aš jau nebegaliu jos perrašyti, nebegaliu jos pakeisti, bet aš galiu sau leisti šiek tiek švelniai elgtis su savimi ir selektyviai atsirinkti Mhm. tai, ką aš noriu skaityti apie knygą. Mhm. Ir pabaigoj knyga baigėsi su Z raide. Ir kaip ir apsisuka toksai pilnas ratas kelionės. Ir išgyvenimai jų. Ir per visą tą kelionę man labai patiko, kai jie vis būdavo važiuojam, važiuojam. Bet toks tų dviejų žmonių, kurie visiškai skirtingi susijungimas, kad jie vis tiek dar kartu važiuoja. Um, ar jūs pati esate tokią kelionę išgyvenus? Australijoje, Lietuvoje, ar tiesiog jinai gal fantazijoje? Ne. Aš esu konkrečiai kalbant apie Sidnėjų, kelionę automobiliu iš Sidnėjaus į Broken Hillį. Esu. Mhm. Um, Tai visi tie miesteliai tikri, Jie visi visi jie yra patikrinti. tikri, net jeigu ten buvo ir kokie nors katinai, tarkim, aprašyti, tai ten Mhm. jie irgi tikri, nors man atrodo, katinų nebuvo, dabar jau nebeatsimenu, nemažai laiko praėjo. Šiek tiek juokauju, bet noriu pasakyti, kad kai aš važiavau, aš jokių užrašų, aš nieko nesižymėjau, aš pasiklioviau atmintimi, kadangi tada, kai važiavau, aš jau žinojau, kad gali būti, kad aš įpinsiu tai į tekstą. Aš pasiklioviau atminties patikimumu ir kartu nepatikimumu. Aš žinojau, kad aš daugelį dalykų pamiršiu ir aš žinojau, kad aš daugelį dalykų prisiminsiu ne tokius, kokie jie buvo, galbūt tokius, kokie jie galėjo būti arba kokius aš norėjau, kad jie būtų. Ir tai apsukant tą mūsų pokalbio ratą turbūt ir yra tas fikcijos, autofikcijos, tiesos, autobiografijos santykis, ar ne? Šita knyga be kito ko yra labai ir apie atmintį, ir apie atminties nepatikimumą ir tai, ką vis dėlto svarbu prisiminti, tai, kas išlieka. Mhm. Ir aš kai priejau iki X raidės, tada pradėjau galvoti, pala, lietuvių kalboje nėra X raidės. Tada prisiminiau, kad skaitau anglų kalbos žodyną. Tai dabar natūralus klausimas man kilo, ar bus lietuvių kalbos žodynas, ten raidžių daug daugiau. Aš esu, aš esu galvojus apie šitą pavadinimą. Ar jis bus, aš neįsivaizduoju. Raidžių yra kur kas daugiau ir pamėginkit, pavyzdžiui, surasti žodį prasidedantį
kokia enosinė. Taip, taip, taip. Nu jau čia tada reiktų ieškoti galininko linksnių, Įtraukiau. žodžiu. Nežinau, palikim ateičiai. Bet man būtų visai įdomu. Em, tiesą pasakius, kaip ir viskas, ką aš turėjau, aš nežinau, gal Gintarė nori užduoti, kur dingo Gintarė mūsų. Aš tiesiog Okay. klausausi ir mėgaujuosi. Tai aš vat ko net nepaklausai, tu, Aida, noriu paklausti, nes, pavyzdžiui, aš tą knygą skaičiau ir man tai buvo terapija. Taip. Aš atsakiau į savo kažkokius klausimus, kur turėjau ir galvojau, nu kodėl taip jaučiuosi, kodėl taip yra, nu kodėl, gal reikia kažkaip kitaip turiu jaustis. Ir aš jau suskaičiau knygą, išsirašiau citatas ir man atrodo dabar kažkaip aišku yra. Tai ar nežinau, ar jūs esat girdėjus apie tai, kad žmonėm tai kaip terapija jūsų knyga? Ir o gal buvo toks tikslas, o gal jums ta knyga buvo jums kaip terapija? Geras klausimas, dėkui. Aš jos turbūt nerašiau kaip terapijos, bet vėlgi, kadangi ji yra asmeniška, ji išeina iš asmeninių patirčių, tai ko gero tam tikra dalis tos terapijos ten buvo. Aš tikrai sulaukiau nemažai tokių panašių kaip jūsų atsiliepimų, kad knyga arba atsakė į kai kurios klausimus, arba tiesiog leido tiem klausimams egzistuoti, nes kartais mes neturim atsakymo, bet mes kai tiesiog gyvenam su tais klausimais ir tada tam tikrą prasme palengvėja sužinant, kad tuos klausimus užduodu ne tik aš, kad tuos klausimus užduoda kiti. Tai šia prasme tikrai taip, tikrai tokių atsiliepimų buvo. Bet aš dar prisiminiau, kad Aida, jūs uždavėt man klausimą apie knygos auditoriją ir ar aš planavau kam rašyti, ar turėjau kažkokį specifinį skaitytoją galvoje. Turbūt kažkokio specifinio skaitytojos galvoje gal neturėjau, bet vis dėlto man atrodė, kad ta knyga bus artimesnė žmonėm, kurie vienu ar kitu savo gyvenimo metu buvo išvykę, kurie turi tą išvykimo patirtį, žino, kas tai yra. Ir aš buvau labai nustebus, kad knyga rezonavo ir aš sulaukiu atsiliepimų ir iš tų, kurie neturi tos patirties, nes yra kiti dalykai, kiti kažkokie pasakojimai, kurie joms pasirodė artimi. Tai mane pačią tai nustebino, kad šita knyga išties turėjo labai tokią plačią auditoriją, kurios ko gero aš net negalėčiau apibrėžti ar konkrečių amžium, ar net konkrečia lytimi, nors aišku, moteris visada skaito daugiau negu vyrai. Tai čia kaip ir faktas ir mano knyga neišimtis. Aš irgi pritariu Gintarė, šitą knygą po kelis skyrius skaitydavo tik prieš miegą. Kažkaip tada nusiramini, paprastai aš prieš miegą skaitau ir dažniausiai užmušu ką nors, o čia tai buvo visiška meditacija, visiškas atsipalaidavimas ir kiti aplinkui, kas skaito šiuo metu tą knygą ir apie tai kalbam, sako lygiai tą patį, kad viskas taip ramiai, tas ritmas toksai atsiranda ir ta knyga tiesiog prigyja labai greitai. O ar jinai bus verčiama į anglų kalbą ar jau yra išversta? Į anglų kalbą yra išversti atskiri skyreliai, jie buvo publikuoti Vilnius Review žurnale. Tada knyga pasirodė lenkų kalba ir jinai dabar verčiama į latvių kalbą. Tai latvių kalba turėtų pasirodyti turbūt metų pabaigoje, gal tai kol kas tokia jos kelionė yra. Ar bus kada nors išversta į anglų kalbą, aš aišku labai norėčiau, bet ateitis parodys turbūt irgi. Nu, man atrodo, jinai turės savo skaitytojus daugelį kalbų. O dabar dar pabandyti užšokti priekį, kas laukia mūsų ateityje iš jūsų? Ties kuom dirbate? Taip, šiuo metu rašau, aš labai šiaip visada vengiu kalbėti apie tai, ką rašau, bet su šita knyga kažkaip, su šituo rankraščiu yra kažkaip kitaip, nes jau esu apie tai kalbėjus, kad dirbu prie esė rinkinio. Jis turėtų pasirodyti gal šių metų rudenį, bet kokiu atveju šiais metais ir greičiausiai rudenį. Ir tai tiesiog turbūt labai toks
Na, anglų kalbos žodynas vis vien yra romanas, jis yra eseistinis, bet vis vien yra romanas. O čia aš tarsi darau tokį kaip ir priešingą žingsnį, aš rašau esė, vadovaujuosi esė kaip žanro taisyklėmis, bet kartu bandau išsaugoti vidinius ryšius tarp tų esė, kad nors ir skaitydami esė rinkinį, bet žmonės jaustųsi tarsi jie skaito nuoseklią istoriją, kad ir sudarytą iš fragmentų. Žodžiu, aš noriu, kad ta istorija turėtų tą vidinį stuburą arba kelias siejančias atskirus pasakojimus jungtis. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. O bus Australijoje ir Lietuvoje istorija, kur Uh, veiksmas vyks, ar vyksta. Šitos esė, kai kurios, aš į šitą rinkinį sudėsiu esė iš skirtingų metų, kai kurios rašytos anksčiau, kai kurios rašytos dabar. Štai aš visai neseniai pabaigiau esė, kurios veiksmas vyksta Naujojoje Zelandijoje, tuo laiku prieš čia daug metų, kai aš ten studijavau doktorantūroje. Ir aš vėl po daug metų aš grįžau į tą laiką, aš jį pažiūrėjau kitaip ir man pačiai buvo tą labai įdomu tą tokį judesį atlikti, vėlgi tą tokį atminties turbūt judesį, ką mes prisimenam, ko neprisimenam. Tai bus ir šiek tiek ir Naujosios Zelandijos, bus ko gero šiek tiek ir Australijos, bet daugiausia ko gero bus Lietuvos, Vilnius, praeities, atsiminimų, be abejo dabarties ir nemanau, kad bus daug ateities. Ačiū labai Jums už pokalbį, lauksim pasirodant Ačiū Jums naujo labai. leidinio ir iš tikrųjų labai dėkojom, kad prisijungėt prie mūsų.